Grinda, palauk. Nu tu kurmi. Kas per nesąmonė? Nu dar tie bloga nebuvo. Gal ir dabar atrodo, kad reikėjo. Tai sakė, atvykę į dagyklą, Kuriam netikčių. bet nieks neatsigaus. Ir anie gal pavirsti iš šaknis. Jau pomidoras kvep. Čia tiek visko nusipirkot. Jau biškų panašiau iš šaknių. Pasijauksiam kitam blogį, jog čia nesąmondonas. Atio. Jeigu darau nesąmonės, nekartuokit. Ką patrot, ką ten dains. Taip ir yra, kur ūkį. Nu, pasižiūram, ką patrot plėvelį. O visai gera. Nes prieit kart nuo plėvėsai man pradėjo rykšti, aišku, mes dabar prideginom dar. Bet čia visai gerai atrodo. Bloga, kad netvažiuoju dainos met nelabai į kada prasidaryta, nu, kad gautų dar šiek tiek saulės. Bet čia su vidrynas jau mačiau kiti planon, kaip ir išsodintams. Nes они nelabai bei šalčios. Jau biški pradžiūs dirba ir aš galvoju, jau čia irgi išsodinsiu. Ten kur nors šalia apturpio. Bet va kokie gražus. Turim šiandien kovo paskutinį dainą ir aš jau turbūt paskutinį reizą sieju vazoninį pomidoriuką, atsimenat, kur sakiau, kas kažkaip laiką vis pasijų. Tai turėkit omeny, jeigu kažkas esate iš Plungės, netorit kur daiginti, kur auginti, bet vis tiek norit pažiūrėti terasų, pažiūrėm palongės, arba tam pačiam, kad ir šiltnamį, vazonus, pomidorų, tai aš atvešu daigų turbūt į klėtelį, tai galėsit įsigyti ne tik gilių. Ir gilių daigų atveju. Čia šiaip auginam gėlis skinimų, nes jau man rašot klausot, sako, kad gal turėsiu vazonam gėlių, balkonam ir taip toliau, tai šiaip neplanuoju, viskas yra auginama su tikslu išsodinti į laukus ir naudoti skinimų. Sodinsim tus daigelius į lauką, aišku, kai kurių daigų ir čista per daug, man tai kanų nereikės, tai jeigu norėsit pasaisiu užsiauginti, tai reikės man dar tik pasidomėti, ar ten tinka ir vazonom, nes šiaip stengus vis gėlis auginti aukšto ūgis, kad galėtons nuskinti. Dal gėlių norėčiau ir parduoti į Floristics, tai jeigu kažkas eiškot lietuviškų gėlių ir esat kažkur aplink Žemaitėją, parašykit. Tai va, tai čia maždaug toj koloristika, kon aš augint, stengus labai tokį pastelinį, ne per daug griškaus. O papa, reikėt smaikstyti, nes jau pakels pradės ardyti ir, nu, žodžiu, bus reikalų. Reik dar va čia va priskiliu, o iš tos pojus, kurį prisekt, viskas okei. Reik va dabar iš tos pojus prisegiuoti. Nu, tai žodžiu, kiek turėsiu vynių, kiek susegiuosiu. Vakar šiandien jau sieju ir zinijas. Turim balandį pirmą dainą. Anas rašom, atrodo, 4-6 savaitės sėti iki paskutinių šalnų. Galvoju, kad po sėklų pasisėsiu į daigyklas, kad neužim čia per daug veitas. O kad likus sėklų dalį susijęs teisai dar. Nauja diena, nauja darba. Ir kontūriam netikčių soras, kur gavau sėklų kaip ir dovanų. Anu buvau, man atrodo, apie 100 sėklų. Ir sudyga labai gera, kadangi daigykla labai smulki. Labai greit pradžiūn. O kadangi labai greit pradžiūn, palaistau, ten kelias dienas nebuvo, tad priliejau daugiau ir jau čia viskas supau, nes net pilis toks matos. Tai dabar už mums girdas užėsys, veikia ventiliatorius, bei iškria, kad augalą judėtų. Wow, manim čia nustebino. Vakar čia dar taip nebuvo. Turim jau ir tvarkingą parkingą. Katė. Įriduojam. Vienintelis dalykas, ko man dar neįtin gera, susiron švariau į stalą ir išsiteisiu ant tono. Ko bailys nedar, tai neėdu maistą nuo stalą, jie tik tą savo kombikormą. Tai sakė, atvykę į dagyklą. Labai jautas drėgmė čia. Jungsiu ton ventiliatorių, kad biškį pajudinti, jau vakar paim kartą jungiau, šiandien jungsiu dar kartą. Dar vakar, vėlą vakar montavau vlogą. Eina savo po savaitės, dabar turim balandį pradžią, po savaitės tik tą pasirodys 9 vlogs ir tai buvo filmuojam ko pradžio. Tai aš dabar sakau, kad man vlogą atsileikti mėnesį laiką ir aš dėl to netgi kažką sieju ar pikiuoju, aš nebefilmuoju, nes labai kartuojas tas pats procesas, nieko noriu papasakoti. Tada, kai aš filmavau, rodžiau kokį baisį daigą, kaip čia įstypin ir aš šans visus išsodinau tą savo technologiją, kabutės, nežinau, čia kiti dar, žinau, kad tik su pomidoras dar, kad sodin giliau, kad formuotų šaknis ir tada bus stiprus augalas, jeigu pomidoras pažiūrės styp. Aš tam pat taikiau visom giliem,
Kiek įmanoma, beveik visą sudinau iki skilčialapį, arba čiučiut paliktam virš skilčialapį. Čia į skilčialaps ir tada va, pirms laps. Tikrieji porą, čia antrą porą lap. Čia man daiga šiltnamie. Šiltnamie šiaip dar šilčiau negu daigykla. Tenam pasilaistyti jo. Čia pirmą, nes čia dar visai normalia. Ir tuo ger sursmon dar būt. Bet jeigu savaitgalį prasurs augalam. Nu ir žodžiu, vidrina. Laba jau. Und ir bus, ir matos, kad jiem būtina reikia jau išsudinti. Va, ypatinga tiem vargšam, kur buvo man iškreipti padėklas. Iš tiek tikiuosi, kada jie atsigaus, atgal sukiš. Bet nieks neatsigaus, aš jau matau, kad čia. Reikėjo jiems jaučkai iškret man teisę į darbą sukiešti. Kiek būtų atsigavę, tai parodys, kurias iš tikrųjų, nu čia va, tokie vidrina, bet kurias iš tikrųjų didžiųjų stalas, va. Nu čia anim varėk, anim jau liplaukom, jau viskas anim jau čia. Ir dabar dar galvoju pasisės nusturtą. Praeitas metas auginau po medžius, terasų, kur turiu mini vaismedžių, po serbintų steibinių, tai labai fainai atrodo. Ir kas į gerą, su tas lapas, anos uždeng paviršių ir netiep išdeg saulė ir nereik tik dažna laistyti, aišku, anos irgi vandin. Tokia kaip graikinė, rišuta kaip smėgins ir aišku, automatiškai didelis sėklas kišęs bent jau į centimetrą arba 2 centimetrų gylį. Va čia geriausiai įrodyms, ką atrod Katin Dains. Beje, bairis, va dabar, kai jau stovėto parodys. Aš vis laik galvau, kad čia ir Jurgina iš tos daigyklas. Jo, čia va jaučiu Jurgins, matau pagal lapus, čia Jurgins, čia ne, čia Jurgins. O va teiva gražuolė. Apsimetelė. Tai čia yra Zinija, dar vien Zinija, Jurgins. Tai kaip aš dabar tus pomidorus persodinsiu, tai čia visai aiškinu gilių, kad pomidorus gal ant gilio sodinti. Tai parodys su pavyzdžiui pomidorų, ką darau aš ir kiti manau dar. O, žiūrėk, jau šaknėlis ir apsiformavusis. Gerai, pabandykim į ton, į labai didelį vazonėlį. Tai aš net niek nededu daug. Jau, žodžiu, gražiai va, įstatau. Ir va visi tai plaukėlėje, kur čia ir aniai gal pavirsti iš šaknis, nu, arba iš kitos veids aukš šaknis. Tai aš tu skilčialaips netgi po žemėje ir iki pat vačiavo užbersiu žemę. Nu ir viskas. Ir dabar, nežinau, kiek on čia kur por savaitėlį pas mums paauks ir jau čia keliausiu į prekybą. Jau pomidoras kvep. Davids pavyzdys pradinukams, tokiems kaip aš, 2 augalą išaugiant. Ir čia garantuota buvo dėl to, kad 2 sėklas dažnam būn sukaibusi pomidorų ir aš tiesiog neatskirinėjau. O, kuris gerai šaknė, žiūrėk, šakne plaukia. Tai ko aš darysiu, nu tai reiksams atskirti kažkokį būdų. Laužant kaip kokį piragą į 2 dalis. Va. Atsilaužė, irgi sudinu giliau. Kadangi dabar toks šaknins augalas dar silpnesnis, nes aš ant biškį išdraskiau, tai būtina sudint giliau, kad suformuotų naujas šaknis ir vienam čia viskas būtų labai gera. Bailiai, čia tas katins, kur po 5 minučių lips į tėvų lovą. Bailiai. Ja, buvau bevažiuojant į ūkę. Čia tik išsipardavė. Atvariau klėtelį pasižiūrėti. Jurginų. Norėjau tokių pelenų ruošti spalvos nebija. Tas vien sulėkęs. Ir dar tas lėkęs. Eina savo. Čia tiek visko išpirkot. Nu, labą dieną. Atvažiavau ramiai pasidarbau daigykloj, spykti, kad aš veiksiu. Žodžiu. Nu. Eik to šiekt. Nu, tu kurmi. Dieve, kas per vies? Eikit po velnę. Kas per nesąmonę? O aš galvoju, atvarysiu ramiai pasidarbau daigyklą. Eik, sakau, nepadarysiu tą plevelį. Blemba, galėjom dar nedėti. Galėjom dar palaukti. Kur kaip susinervuoju? Mes jau tik laukiam. Reikės jau čia pasitėmti atgal į visas kolonos nenunešti. Blam, kur nesąmonė. Įdėjom iš šakom, įplytom. Ne, jeigu nubrašyt, nu, kon, atvariau susirinkti jau čia plevelis, kad tiesiog anas nenutiptų nors į kaimą. Tai va, nu dar nebloga nebuvo. Ir dar tik pridaikstėm su visku, su vinim, su plytom, su mečiu ir vis teika man išlopa. Ja, čia tiesiog surinksiu ir vežu
kol baigsis audra ir dingtam konio tret kartų ketvirtą. Da, tu baisuliai vėjaus, aš nesmačius. Įkudė nieks jokių pranešimų nesiuntė apie to vėją. Oi, tokius raudonus jau monetais prapūti. Per tebe, tas 3 pliuvelis šiaip net apsugaudžiau kaburį. Surinkau vinuks, kad nenupūst. Nesąmonė. Aiškiai sakysit, kad taip reikia įkast, reikia dar kažkam padaryti. Jo, gal ir dabar atrodo, kad reikėjai, bet matant, kad viskom prieš, kaip duris atidarinė, visko šojant prieš, nu tai nieks nebūtų padėjant. Jeigu būčiau atvaris ir tuo jau mūsų pliuvelį būtų kur nors plunks sėdi. Bet taip ir yra, ką kur ūkį. Atėjau klėtėlių šaknų stimuliatoriaus, va tas va įmaš skyksi, kaip tik man užteks Jurgino. Ir kol aš pamačiau, aš buvau paėmus paskutinį vėnet tom purkštau, bet vėl atsirado čia tas elektrinis. Nu tai kon, šiandienos tikslas bus susisėti agurkų, auginius pasidauginti Jurgino, pasitrėšti didžiausius augalus arba tus, kur nepikiavau, kad bišk šaknys būtų stipresnis. Sveiki atvykę į Jurginų operacinę ir šiandien bandysime padauginti Jurginus antrą kartą. Nes pirmą kartą optimistišką tiesiog nuskyniau ir kišo žemė ir gavas taip, kad viskas nuvyta. Bet teisinga, ko reikėtų padaryti, tai aišku nesusilaukti kitokio auginiaus. O gal kaip tik reik laukti, nežinau. Reik nuskinti lapus, ko aš nepadariau praeit kart. Skaičiau ant hormoną, kad buvo parašyta, kad reik bišk įkirpti kotėlį, matyt, kad įkristų į vidų. Į čia tokį miltuką. Ir ton augalioką pabandom apvuliuoti. Kaip su cukraus pudra. Nu va, kažką taip gal, nežinau. Ir buvo parašyta ant instrukcijas, kad sukišam į žemę drėgną. Tai va, tai įkišu, gerą prispaudu, nu ir dar sulaisto. Nežinau, gal ir gera, gal ir bloga, pamatysim. Ir tipo dar parašyta ant tos instrukcijas, kad reikėtų augalą pridengti su kažkiek salafanin maišiuku. Aš galvoju, gal aš tiesiog išdėstu į gaubtą. Kas čia išauga Jurgins Evelina irgi auginė. Šiaip reikėtų nesužėkliam daryti. Šiaip reikėtų su peiliuku arba nulaužti su rankom arba su sekatorium. Tai gražiai nusilaužti. Paėmu lapelius nuskint, tipo reik vos ne palikti kuo mažiau, ten vos ne veina lapą ir tom patikėti, mačiau netgi perkeru per pos pamirkom stebuklingus miltelius. Ai, dar reikia gal įkirpti, kad nespėjai turbūt kontakts su audinės, ne tik su išorė. Biški į vidų. Šiaip geras dalykas, kad aš filmuoju iš anksto, nes jeigu čia darau nesąmonės, jūs to nesužinosit, nes neįdėsiu vlogą. Jeigu čia man nieks nesigaus. Ne, juokauju. Viskom parodys, atėjo patiepti, tiesiog pasijauksiam kitam vlogį, jeigu čia nesąmonė gaunas. Aišku, ten raš, kad reikia ir po to sutrašom. Pasibandysiu ton. Kumirūta. 100 ml, 10 litrų vandens. Jo, litrą. Tai mums bus 10 ml. O, koks geras kvaps. Grina, tokį girą. Va, žiūrėk, tas purkštuvėlis elektrinis. Ne tik, sakau, kad patogia purkšti, nereik maigyti runks neskaut, bet ir tur dozuoti. Tai nebereikės iššakiais, nes aš kapildau iššakiais. Aš pajaučiau, kad aš daugiau supildau negu reik. Va, 10, nu jo, aš tikrai daugiau atšpildau. Įsidėjus, subėga, tai dabar iš papurtys. Nu, bus dabar džiaugsmėlio augalam. Šiandien teko. Palepinsim baziliką, va, kokie gražus. Būtent tai dženovėzė, kiti tokie, Kuo labiau suki, tuo didesnių dulksną palėt. Va. Na, tai jau pažiūrėt savo numerėlį. Išžiūrėt. Vaily, šildas. Pomidors jau išsodinu į galutinis vazon, sukuręs turbūt į pardausėm. Čia rudskys, čia tas biostimuliatorius. Tai sulaistau, kad greičiau ir sėkmingiau įsišaknytų, nes va tokius mažus vazonėlius auga. Klėtelėje, tai jūs jau turbūt, ką matotom vlogą, tai aš įdėsiu jau turbūt, kada neįr klėtelėje. O tus va, galvoju, susodinsiu į vazoną. Labai fainai yra. Nežinau, ar 3, gal pudo, vieną geltoną, vieną raudoną pomidorą ir baziliuk. Toks kompozicijas pasidarysiu. Ką atrodo man ta kompozicija? Aš dabar atrodo slabna, nes maži daigiuką. Tai pasilaistau ir su to stimuliatorium. Žiūrėk, tom gausiu gimtadienį. Tai va, tai kad būtų bazilika dešlesnį krūmelę, o ne tokie išstypina, aš galiu da giliau sudinti, kad da bers gal žem.
reikia gnybti viršūnėlis. Aišku, čia su pirštas gal, bijau prignybti per daug. Ir kuo daugiau anon nugnybinėjam viršūnės, tuo daugiau šakojas. Tai čia karts atrodo, čia gaila tų lapėlių ir taip toliau. Jo, dabar atrodo gaila, bet po to, kad čia pradės suns šakuotys, tai nebebus gaila, nebebus kada spėti suvalgyti. O dieve, čia tokio aukščiaus augalas ir išsiraizgęs ir uns yra plons spėj dėl to, kad iš sėklų ir aš čia bandžiau domėtis, ar reikia iš sėklų pasėtų spinčiai, tai liktai irgi reikia karpytas viršūnėlis. Čia tas, kur padaugins. Tai aš galvoju, nežinau, bandom kirpti. Bus, ką bus, čia eksperimentsgi. Atio. Čia. Tadam. Aš gaila, bet tam ir pasisėjau, kad eksperimentuočiau tom kerpam ties čia. Jau matot iš pažasčių led daigelius. Tai va. Čia laikų būn eksperimentinis zinijas. Aš ant numokysius, žodžiu, kadangi netyčia pasijau aukščiau. Reikia nupinčintis 20 cm. Atsivežiau liniuoti, tai žiūrėjau, nors dar nėra pasiekus 20 cm. Bet aš vis tiek noriu pabandyti su pirštas, gal bus liniuoti. Bam. Kodėl to darau? Dėl to, kad to veito, kur aš nugnybėjau, šakuosies ir vadinas bus daugiau žeidų. Pamatysim, jeigu nesąmonį gavos, tai kur bus laukus, anų nepinčins, bet čia priek pinčinti, anus reikia, pinčins, kom kaip žemaitį žuoti. Tai aš vis įmėsiu kontūrų pardavimų, nes suvokiau, kad tikra es daugiau prisisijus, negu pati išaugins ir tikra daugiau augalų užauga, negu aš tikėjus, nes aš tikėjus, kad man viskas numirs. O iš numirusių augalų aš gal tik tas svoras išmečiau, viskas sėkminga sudyga. Jūs galėsit išbandyti man praeitų metų būdą auginti vazonus ir skinams gėlis, tai to pačiu bus ir pelni vazoną ir pelnas vazas. Išlėp iš mašinos, nesaprom, kas čia per galis. Čia paukščių. Oho, susirinkėjams kaimas. Nu žodžiu, visai jau nebetelpam ir jau galvoju, kaip čia atlaisvinti veitas, kur čia kom besudėti, kur čia besutalpinti. Žodžiu, palongs, kraun. Įnuėmėjau dabar palongs ant šildėm kilimėlį. Atsimėt, sakiau, kad uns man biškai pavėlais atkeliavo. Nežinau, ar Ramonano reikės, tai aš man buvau pasitėjus. Ir daiginau untanu paprikas, kelis pomidorus. Dar žaidžiau su tas raguolės. Atsimėt, kur sakiau, kur mes laukom ir nieks nesigavo. Nežinau, ar padėjo tas stresas, kad aš ant biškai išnešiau šaltą, tada parnešiau šiltą, vėl šiltą, dėjau kilimėlį. Man abiejas būdas pasiteisinti. Tai va, tai aš tom kilimėlį naudojau. Ar mums geras daiktas? Ką žinau, gal ir geras, ypatinga, jeigu patalpa nėra labai šilta ir noris greitesnį efektą, tai manau visai gera. Bet dabar jau įteik šiltą, kad šiandien jau jaučiu padės kitam sezonui. Nauja daina, nauja lentyna. Žodžiu, aš galvoju, kaip čia viskom sutalpinti, vis atsiranda daugiau tų lentynų. Tai turiu jurginų šaknų. Sakiau jo, kad šias metas nepirksiu, bet tiesiog pamačiau veislių, kurių noriu šias metas labiau išsiauginti. Tai va, labai noriu tokių, nes niek neturiu iš tokių, turiu labai daug pilna vidurių, bet va tokių neturiu. Stengiausi atsirinkti parduotuvėje nesudžiūvusius, nes labai daug sudžiūvusių, perdžiūvusių. Šiaip paėmiau, vis maišiuką atrodo kaip tušti, o tiek perdžiūven lengvi, kad tai nebeaišku, kada bus gyvybės, o tas, nežinau, kas čia papaulė, bet toks sunkus. Dar pamačiau ir daigėlį, tai supratau, kad čia viskas turėtų būti gera. Ir ko aš dabar darau su jurginas, sudinti laukams ir unkstai dar, anus reikia sudinti, kai jau praėjęs vėsas šalnas, tai nežinau, gegužis gal, bet kadangi aš turiu paveiną veislę, čia nusipirks pasibandymo ir aš noriu pasidauginti, tai ko aš dabar darysiu, tai pažiūrės, ar man ir galimybė atsidalinti. Žodžiu, parodys, kaip aš darau, bet jūs pasidomėkite atskira. Tai aš biškai padarysiu, apsivalysiu tus tokius vatukiai, kurį jau atkibė, tiesiog kerpon, jau biškai panašiau į šaknį. Kaip šaknis auga, kur buvo viršūnė ir kaip man atgal pasodinti, va čia ir atkuoto galiuks matos irgi. Va irgi klib. Jau ir visiškai, tai jau geriau tuks nukirpti, nes iš anų naudos nebus. Nu, jau visai kitą atrodo. Čia ir daigėlis, čia pans turėtų į viršų augti, bet čia matytons lindo pro pakuot laukon. Bulvelė čia va, kakliukstas susirėms ir čia va yra kyčių. Aišku, sunkiai dabar matos,
Va čia va ir veina kiti. Vadinasi, aš pilną tom bulvę galėčiau gražiai iškirpti taip ir turėčiau veiną daigą. Tom va irgi bulvelė, kakliuks, akyti va čia va irgi galėčiau iškirpti, pasidauginti. Nu va, taip ir galėčiau, nežinau, ar aš čia esu pasiryžusi dauginti. Šiaip gal visai norėčiau, nes veislė tikra va graži. Nu, pabando. Ta prasme, aš čia tam įdarau, kad mokyčiaus, kad eksperimentuočiau, jeigu darau nesąmonės, nekartuokit. Aišku, čia reikėtų peiliuk jau turėti. O! Nu ir va, aš tikus, kad čia gerai. Bulvelė, kakliuks ir va veina akyti. Bulvelė, kakliuks ir, nežinau, nenuplyš akių. Ne, va laik. Ton sudinsiu į vein vazonėlį, tus du pasudinsiu į atskirus vazonėlius. Turim dvi veislės, dar likus pasisodinsiu, išžiūrėsim, kaip čia gaunas. Nežinau, kuris čia vlogs ir, bet žodžiu, tradiciškai palaikinam, parašom komentarą, jeigu kartą auginam arba šiaip jeigu fainiai žiūrėt ir paspaudam kanalą prenumeruoti. Kontas reiškia, tas reiškia, kad daugiau žmonių pamatys, daugiau žmonių užsikrės auginimu. Tai, kurie neužsikrės auginimu, bet norės gražios aplinkos, įsigys daigų. Žodžiu, visi laimingi, o jums tas užtruks tik 3 sekundės.